Leidyklos Vaga viena svarbiausių šių metų išleistų knygų rašytojos Lenos Eltank romanas Akmeniniai klevai. Lenos Eltank proza unikalus Europos modernizmo tradicijų tąsos rusų literatūroje reiškinys. Romanas Akmeniniai klevai ne iš tų, kuriuose aprašomas gyvenimas. Jis iš tų retų, kuriais rašomas pats gyvenimas. Už šį kūrinį autorė pelnė prestižinę Naujosios Rusijos literatūros premiją. Jūs esate gyvenusi labai daug šalių. Ar įtakoja rašymo procesą ir siužeto vingius ta šalis, kurioje rašote? Tas procesas truputį kitaip vyksta. Pirma, aš sugalvoju siužetą, suprantu, kaip atrodys mano personažas, koks bus jo mentalitetas, elgesys ir psichologija. Ir tada man maždaug aišku, kur jis turi gyventi. Ir tik tada aš pati važiuoju. Tai aš siekiu personažą, o ne atvirkščiai. Ir aš tada važiavau, kaip su akmeniniais klevais buvo, aš supratau, kad šita mergina turi turėti rusiško kraują, bet turi turėti ir kažkokio kito. Ir aš supratau, kad čia greičiausiai vyks Anglijoje, bet Anglijoje man labai kažkaip nesinorėjo. Tada Velsas atsirado ir mes su vyru važiavom į Velsą, apsigyvenom ir aš ten pradėjau rašyti. Prie jūros, tokiam pat B&B, bed and breakfast viešbutukė. Ir mes jo ieškojom 2 dienas, aš galvoju, kad vyras mane jau nekęs. Nes mes važiuojame, sakau, nu va šitas, ne, šitas netinka. Nu va tas netinka, sakau, aš mėgą jau noriu. Ne, mes turim apsistoti tokiam, kaip man vaidenasi, jis turi būti toks. Ir kas juokingiausia, kad rusiškas leidimas Akmeninių klevų turi labai fainą irgi iliustraciją, turėjo labai gerą dailininką. Ir tas dailininkas niekada nematęs šito viešbučio, aišku, iš kur jis gali žinoti, jis nupaišė ant tiek panašų, kad aš prie foto net pridėjus, mačiau, kad jis labai panašus iš architektūros, iš bendro vaizdo, iš visko, iš sodo, viską. Kiekvienas skyrius prasideda ištrauka iš senosios burtažodžių knygos, žolininkės knygos. Yra vaizduotės jūsų vaisius? Aš norėčiau, kad mano vaizduotė būtų tokia gera. Bet, žinokit, ne, čia ne fantazijas. Čia yra tikra tokia antikvarinė, labai senovinė knyga, kurie buvo pas mane vaikystėje. Ir aš ją labai norėjau perskaityti, bet perskaityti man nepavyko. Jūs supratot, kokia ten kalba, jo, arkaiška. Bet kas man patiko, būtent lietuviškam variante, kad poetas Vladas Braziūnas, kuris išvertė šitą knygą, jis išvertė taip pat ir visus šitus tikrai raganiški receptai tenais, tikrai labai sunkiai skaitomi, labai archaiška kalba, tokia užsukta, tokia kažkokia magiška ir jis visą tą išvertė ir lietuviškai puikiai atrodo. Mane labai nustebino šitas faktas, nes aš jiems tiesiai pasakęs, sakiau, neverskit šito, Vladai. Labai sunku, neverskit, palikit. Ne, aš padarysiu. Ir padarė. Ką jums reiškia tas daugiabriaunis raganos simbolis ir kuo skiriasi jūsų ragana nuo archetipinės, kuriam galbūt vaikai įpratę ant šluotos įsivaizduoti skrendančiai? Jeigu jūs pastebėjot, viena iš dalių šitos knygos pavadinta raganos ne mes. Raganų ten nėra. Visas tas raganizmas ir raganiškumas yra visiškai sugalvotas. Čia yra fantazijos, čia yra iliuzijų pasaulis, virtualus, kuriam gyvena Saša. Jinai norėtų taip manyti, kad jinai kažką tai tokio gali, kad jinai kažką magišką jėgą kažkokią turi. Iš tikrųjų, čia yra normali mergina, tiesiog labai vieniša, tiesiog nerandanti draugų ir meilės, kas yra sunku. Ir jinai savo tiesiog padaro, kaip iš plastilino, sukuria tą savo pasaulį, kur yra magija, kur yra receptai kažkokie, kur galima burti, kur galima, kad jinai turi kažkokią jėgą ypatingą. Kai jūs paskaitysit šitą knygą iki galo, jūs matysit, kad viskas yra ne taip. Kai aš pradėjau rašyti šitą personažą Sašos būtent, man taip norėjosi iš tikrųjų duoti jai tokią jėgą, kad jinai ją turėtų, kad jinai galėtų valdyti pasaulį su savo magiška, raganiška jėga. Bet aš negaliu, tai bus kitoks žanras. Man neduoda žanras, čia genių fantasy, jo. Čia yra melodrama, psichologinis romanas. Neleidžiama, nedaviau. Kaip, pavyzdžiui, apibrėžtumėt knygą? Čia yra modernistinė proza. Aš nesakyčiau, kad ten yra daug poezijos, bet aš galiu pasakyti, pabandyti atspėti, kodėl jums taip atrodo. Tai kad aš pradėjau rašyti kaip poetė. Ir buvau poetė 15 metų. Ir ta poezija niekur nedingsta iš žmogaus. Taip, jo, viskas lieka širdyje, viskas lieka sielui ir viskas taip pat lieka rankoj. Kai tu rašai, kai tu dirbi, ta poezija kažkur pasislėpus, bet visą laiką taip veikia, tyliai, jo, patyliukais. Ir todėl tas prozinis tekstas visą laiką toks
tai čia ritmizuotas, čia kažkas, čia kaip į verlibrą panašus, čia dar ir metaforos, kurios ateina iš poetiško gyvenimo į prozę. O jeigu tu pradėti kaip prozės rašytojas, tu dar gerai padirbėsi, kol rasi nors vieną metaforą, geriau pas mane yra labai daug jų savų. Čia yra turbūt mano praeitis kaip poetės veikia. Bet čia yra postmodernistinis tekstas, kuriame yra viskas ir leidžiama būti viskam. Epigrafam, kažkokiam citatam, čia yra centoninis tekstas, ten daug paimta iš kažkokių senų knygų, iš antikinių, bet tas taip sumaišyta jo ir netrukdo geram skaitytojui, kuris prisiskaitys ir pats, jam tai yra natūralu. O skaitytojas, kuris nieko neskaitys, turi alternatyvą. Arba padėti tą knygą į lentyną ir pasakyti, nu gal biškį tegul pabūnu, aš išauksiu tada. Arba eiti kovoti.